Triobet. Congratulations to Panathinaikos for the win. Sveikinu Panathinaikos su pergale. Definitely two different halves. Aišku, dvi skirtingos žaidimo pusės. And first half we play certain way that we make a deal. We committed some mistakes, but we were pretty much inside of the deal. Pirmą žaidimo pusę mums sekėsi žaisti taip, kad iš esmės buvome numatę išskyrus gal kelias klaidas. And what happened in halftime, the injury of Getsevicius, I cannot say that we're going to win the game, but I can say definitely the game going to go different direction if we have Getsevicius. Anyway, with the Shara's departure to Fenerbahce, I was speaking that we are short for one man on the ball. Ir antroje žaidimo pusė buvo visiškai kitokia, aišku, Gecevičius gavo traumą. Nesakau, kad būtume laimėję rungtynes su Martynu, tačiau varžybos būtų visai kitokios. Ir išvykus Jasikevičiui pasimatė, iš tikrųjų, kaip aš ir sakiau, kad mums trūksta vieno žaidėjo, kuris galėtų žaidinėti, kam kontroliuoti žaidimą. From those two, which we left, we lost one man who is creating a game inside of our team, Getsevicius, and we also lose a good offensive weapon. Ir aišku, mes praradome vieną iš dviejų žmonių, kuris rezga atakas, tai yra Gecevičių, ir praradome galingą ginklą puolime. Without trying to find excuse, I think that the game will definitely go different direction in second half. Manau, kad tikrai žaidimas būtų pasisukęs kitokią linkmę antroje pusėje. Although he was guarded, but I don't know how many years in a row best defensive player, Diamantidis, in the first half he managed to run the game very good. Ir nepaisant to, kad Diamantidis kelius metus buvo renkamas vieno geriausių besiginančių krepšininkų, Martynas sugebėdavo žaisti labai gerai. But definitely in the second half we couldn't connect us offensively and defensively. I can be angry on the way that we reacted on a poor scoring disposal in the second half. We reacted pretty bad defensively. Ir aišku, mums trūko tų komandos sąsajų ryšių tarpusavio, tiek puolant, tiek ginantis antroje žaidimo pusėje. Ir kiek mes praleisdavome gynyboje antroje pusėje, mes mėginome kompensuoti puolime, tačiau mums labai nesisekė. We tried what we could try. Mes mėginome taip, kaip įmanoma. Definitely there was a wish and effort inside of us, and those 35 rebounds are pretty much saying about that. Ir aišku, mes turėjome valios ir ryžto šiek tiek padaryti, tai 35 atkovoti kamuoliai, tai sako, liudija. But also those 18 turnovers, and most of them made in the second half, are saying that we were not enough smart in the offense. Tačiau tie 18 prarastų kamuolių, kurių dauguma buvo antroje žaidimo pusėje, byloja apie tai, kad mes puolėme nepakankamai protingai. Tai viskas. Klausimai, prašau. Kiek rimta Gecevičius trauma galėjo? How serious is Gecevičius injury? Whatever I'm going to tell you, I will not tell good information, because he injured today. That definitely he tried. He came like last 20 seconds on the court, but doctor said it's not thing what we can risk about, and I think tomorrow you're going to know. I hope and I pray that it will not be so serious. Aš meldžiu, kad tai nebūtų rimta, tačiau dabar šiuo metu negaliu jums nieko pasakyti, kol nebus ištirta. Martynas mėgino įeiti į aikštelę, tačiau gydytojas pasakė, kad tai neverta rizikuoti, tačiau mes jo neleidom. Galbūt žinosim daugiau rytoj. Antroje pusėje kartais žaidėjai būdami laisvi bijodavo mesti krepšį ir vėl pasuodavosi. Čia kažkokia psichologija. In the second half, players sometimes did not shoot the ball when they could. Was that a psychological problem? Or? Definitely it is psychology. It's not have to be very smart and very educated to see it as psychology. But I think that definitely in the second half what produced our poor percentage of shooting, and after that, like reaction of that, these moments what the gentleman is saying, is that we didn't have a proper transition of the ball. We didn't move the ball good. Aišku, tai visų pirma, tai psichologinės problemos, tačiau antrajame kėlinyje, kai mums trūko tarpusavio ryšių, buvo nepakankamas geras kamuolių judėjimas. The ball is definitely different weight. It has less kilos when it's a relaxed situation. When it's tough and hard, it's a little bit harder ball. And it's a little bit harder to shoot that ball. Kamuolys, kai gerai perduotas ir nesijaučia tokio spaudimo, jis yra gerokai lengvesnis. Klausimai dar bus? Coach, now we officially know about new
Tomorrow he's supposed to be in Vilnius and tomorrow night supposed to work, I think, if everything goes okay, like introduction practice, and I hope, especially Getsevicius is in a kind of some pose which is bigger, you know, we're supposed to implement him in the team as soon as possible, and I hope that he's going to give us a little bit of release and a little bit of more possibilities in the game. Kalba eina apie naują žaidėją, kuris pasirodo rytoj ir jau rytoj tikimasi įjungti į treniruotės ir jeigu Gecevičiui ten kažkas yra rimčiau, tai mėginama bus Strawberry įjungti į komandą kaip įmanoma greičiau. You see now, Simas is going up, but you know, Simas missed the 5 months. Ir aišku, matote, kad Simo forma gerėja, tačiau Simas praleido 5 He give contribution, his wish, his smartness in the game is there, you know, but definitely you cannot, by the night or by 2 weeks of practice, cover up yourself from a 5 months of not playing. He's not the type of player who is like that quickly catching the thing. Jis, aišku, žaidžia protingai, atneša, suteikia mūsų žaidimui daugiau proto ir racionalumo, tačiau tai neįmanoma viską atkurti, kad 5 mėnesių pertraukos, kad turėsime. Ačiū labai. Thank you.